Kas pasikeitė nuo rugsėjo 1 Lietuvoje ir kaip tai įtakos saulės energetikos rinką? Jo, tai pagrindinė mintis nuo rugsėjo 1 dienos, kad supaprastėjo saulės elektrinių vystymui, rengimui ir pridavimui keliami reikalavimai ir tie verslai, kurie užsiema saulės elektrinių įrengimų ant stogų, tai bus galima atlikti taip pat paprastai, kaip iki rugsėjo 1 dienos saulės elektrinių iki 30 kW įrengimų. Trumpai tariant, saulės elektrinės įrengimas iki 100 kW bus toks pats paprastas kaip ir buitinio kliento 10 kW sumontavimas ir pridavimas eksploatuoti. Pagrindinės rinkos problemos lieka matyti galutinis nežinomumas, kokia bus ateitis dėl reglamento keitimosi. Kadangi šiai dienai vyksta įstatymo projektai svarstymai komitetuose, kurie bus teikiami pagrindiniam komitetui ir galiausiai vyks Seime balsavimas, nežinoma, kaip bus pakeistas reglamentas. Tai didžiausias neapibrėžtumas rinkai ir aš sakyčiau turbūt visiems rinkos dalyvių segmentams, tiek pradedant nuo smulkių verslų, kurie montuoja saulės elektrinės ant buitinių stogų, ant komercinių objektų, turbūt ir baigiant didžiaisiais vystytojais, kurie saulės arba vėjo projektus vysto Litgrid tinkle aukštoje įtampoje. Reglamentas, kas tai yra? Labai lakoniškai paaiškink, kas jį priiminėja ir kodėl jis keičiamas? Reglamentas yra turbūt pagrindiniai 3 arba 5 įstatymai, pradedant nuo pagrindinio atsinaujinančios energijos išteklių įstatymo ir jų lydinčiaisiais, bei kartu po įstatyminiais tvarkos aprašais, kurios priima reguliuotojas ir kitos institucijos, nuleisdamos taisyklės, kaip reikia interpretuoti arba naudoti įstatymą tam, kad nebūtų interpretacijų, gal reikėtų taip pasakyti. O kodėl tie įstatymai keičiami būtent dabar? Aš manau, kad dėl natūralios energetikos transformacijos evoliucijos, tam, kad saulės energetikos plėtra nesustotų ir dėl ribotų prijungimo galimybių prie tinklo, pradedant nuo skirstymo tinklo, baigiant Litgrid tinklu. Į kokius dalykus atkreiptum dėmesį dabar privatiems vartotojams? Ką jie turėtų pirmiausiai žinoti, kas keičiasi? Būtiniams klientams pagrindė užtenka žinoti, kad būtent nuo rugsėjo 1 dienos jiems atsirado galimybė apskaityti suminio apskaitimo būdu saulės elektrinėse ant stogo sumontuotose ir iš nuotolinių elektrinių prijungtų prie vieno to paties vartojimo taško elektros energiją. Ir kad jie gali apsirūpinti visų 100% saulės elektrą per metus, jeigu stogo plotas yra ribotas ir nepakanka sumontuotos saulės elektrinės ant stogo. Verslo vystytojai turbūt turi žinoti, kad vystymo metu reikia atlikti tam tikrus skaičiavimus ir analizę prieš projektinę galimybių studiją. Jeigu tai būtų angliškais terminais, tai pre-feasibility or feasibility studies. Ir tikrintis, kiekvieną kartą tikrintis, kadangi reglamentas keičiasi, priimami nauji įstatymai, yra pereinamasis laikotarpis ir jeigu mes gyvenom šią dieną, kai galioja viena tvarka, galbūt po keletos mėnesių gali ateiti nauja tvarka ir teks adaptuotis. Tai jiems palinkėčiau ieškoti adaptyvaus sprendimo. Pauliau, pasakyk, kokias pagrindinės klaidas iki šiol darydavo ir tebedaro verslo kompanijos, kurios nori įsirengti savo saulės elektrinę? Dažniausiai daromos klaidos rinkos dalyvių, kad jie neįsivertina termino, per kiek laiko įrengs saulės elektrinę. Ir jų lūkestis yra kur kas aukštesnis negu galimybės, negu realios galimybės. Kiekvieno rinkos dalyvio pardavėjo tikslas kuo daugiau parduoti. Tačiau ne visada tas kiekis atneša klientui naudą ir projektas būna tinkamas ir atitinkantis vartotojo lūkestį. Reziumuojant, norėčiau akcentuoti, kad verslas turėtų atkreipti dėmesį į pirmiausiai kliento poreikį, atlikti tarpinius skaičiavimus ir visą laiką tikrinti, ar saulės elektrinę bus galima prijungti prie tinklų ir klientas suvartos visą pagamintą elektros energiją. Galbūt atskaitos taškas būtų subsidija, apvos, išnaudoti maksimalią subsidijos galimybę, nes šiai dienai mes turim kol kas buitiniam klientui 4 atsiskaitimo būdus, verslo klientam 1 atsiskaitimo būdas, jo tolygus persiuntimo kainai. Tai
būtent po rugsėjo 1 dienos atsiranda galimybė prie viso projekto prijungti daugiau saulės elektrinės. Gali būti tas pats vartotojas vartoti iš kelių saulės elektrinių sumontuotų ant stogų, jo nuosavybės turto, gali būti įsigijimas iš nuotolinių saulės parkų. Ir praėjus metams pamatom, kad vartojimas padidėja, galbūt įsigijo elektromobilį ar pakeitė šildymo įrenginius, jisai gali įsigyti papildomą trūkstamą elektros kiekį iš nutolusių parkų nuomos ar nutolusios elektrinės pirkimo būdu. Kokia ideali būtų situacija rinkoje, kaip turėtų tavo manymu viskas veikti, kad būtų maksimaliai išnaudojama saulės energetikai? Taip, tai skaidrė matyt ir rodė tą idealią situaciją. Ir jinai buvo atlikta dar 18 metais ir mes matom, kad Lietuvos energetikos sektorius panašėja į tą idealią situaciją, kai visuose tinkluose tiek žemoji įtampoje, tiek vidutinį įtampoje, tiek aukšto įtampoje yra diegiami atsinaujinantys energijos ištekliai, kaupimo sistemos. Ir iš tikrųjų ideali sistema tai ir būtų decentralizuota gamybos sistema, kai vartotojas, galutinis vartotojas bet kokiam tinkle prijungtas galėtų suvartoti iš bet kokiam tinkle prijungto generavimo šaltinio. Bet dabar taip nėra. Taip, šiuo metu dar to nėra, bet tikimės, kad tai galėtų būti ir pagal dabartinį reglamento apžvalgą aš nematau, kad tai draustų padaryti. Tačiau taip pat nematau ir aiškinamųjų vietų, kaip tai turėtų būti daroma. Ir tai turbūt yra sekančių kadencijų darbas ir užduotis.